kad mes darom psichologijos projektą ir mums reikia, kad atsakytumėte porą klausimų. Klausimų, kiek klausimų? Apie Freudą. Bandykit. Žinau tokį, bet neskaičiau. Gal žinot, kas jis toks? Žinau, bet nieko neatsimenu. Freudas, 20 amžiaus pirmos pusės mokslininkas, kuris, nežinau, tikriausiai psichologijos. Didelį įtaką padarė ir filosofijai, atrado psichoanalizės teoriją. Nežinau, kaip seniai greičiau vadinasi, ne tai psichoanalitikas, ne tai kažkas. Parašė apie daug visokių kompleksų, kurios susijęs su seksualiniais. Labai prastas oras. Zigmundas Freudas buvo toks švelis, kuris pradėjo psichoanalizės teoriją. Psichoanalizės atradėjas, kuris labai nemėgo moterų. Man tai teko skaityti darbą, kur jisai sako, kad maždaug viską, ką moteris daro, tai vien dėl to, kad siekia turėti vieną organą tarp kojų, kurio šiaip neturi. Tai dėl to susidūrė tokia nuomonė. Sklinda gandas, kad Zigmundas Freudas nekentė moterų. Galiu pakomentuoti? Nekentė moterų? Nežinau, jis pritaikė tą dalyką, kad nuo vaikystės pasireiškia seksualumas didelis, o ne tik vėliau. Ir galbūt tai jam kėlė kažkokį pasišlykštėjimą moterų. Iš tikrųjų nesu girdėjus, kad jis jų nemėgo. Moteris yra vyrų mėgstamas, tai yra keista. Taip, dėkui. Freudas, jis ne tik psichoanalizė ten pradėjo reikalą visą šitą. Galima sakyti, psichoanalizė yra ir psichiatrijos pradžia, ir visą šitą mokslą. Tai jis ne tik šitą, jis apskritai yra vienas iš esminių patsanų visam šitam filosofijos reikale. Aš žinau, ką nors apie psichoanalizę? Čia tu turi žinoti. Nežinau, mes dar nesimokėm tokių dalykų. Sakai, mokaisi. Nu, tai mokusi. Manau, kad studijuojame žmogaus psichologiją, kažkokia jo pasąmonės ir mąstymo būdas. Psichoanalizę aš tiksliai pasakyti negaliu. Viskas, ką aš atsimenu, yra, kad žmogus turi 3 būsenas – ide, ego ir superego. Kam to reikia ir kodėl tas yra sukurta, aš nesigilinu. Mėginimas suprasti žmogų, kaip funkcionuojantį priklausomai nuo jo vidinių neuronų, nežinau kaip pasakyti. Tarkime, kad žmogus elgesys yra nulemtas kažkokių procesų jame vykstančių. Psichoanalitikai analizuoja žmogaus psichologinę būseną. Kokiu būdu žmogus matyt pasakoja apie savo jam įsimintiniausius gyvenimo faktus ir psichoanalitikas jam padeda išsiaiškinti jų reikšmę gyvenime ir ką reikėtų keisti. Bet čia, aš žinau, kad ten kažkaip jūs pasąmonę, bet tai yra visa žmogaus šitą, nežinau, kaip čia pavadinti, tą tokią mąstymo dalį dalina į kelias dalis. Tai buvo superego, ego, o ką ten konkrečiai, tai labai. O gal žinot, ką nors apie psichoanalizę? Jo, mokiaus kažkada. Daugiau ką nors plačiau papasakoti apie tai. Neįmanoma, prieš 3 metus. Ką žinote apie psichoanalizę? Apie psichoanalizę, ką aš? Psichoanalizė yra tokis dalykas, kurį taiko visokie psichoanalitikai, ten psichiatrai ir kitokie žmogaus psichiką analizuojantis žmonės. Tokis metodas analizuoti psichikai. Psichoanalizė tai yra žmogaus sąmonės, pasąmonės analizavimas. Tai yra suskirstyta į 3 dalis – į id, ego ir superego. Id yra mūsų visa pradžia, instinktai ir taip toliau.
ego yra, kaip mes juos panaudojame mūsų gyvenime, tai yra su sąmonės jungiam, o superego yra pasąmonė. Freudas išskyrė 3 lygius, tai yra prigimties lygis, tada sąmonės lygis ir toks lygis, kur vertybės žmogaus yra idealai, visuomenės tiksliau vertybės. Tai vat žmogaus sąmonė derina antrajame lygyje tos 1 ir 3. O kaip psichoanalizė susijusi su medicina? Na, pavyzdžiui, su psichoanalizę galima taikyti gydymui, nes psichinių ligų, ta prasme. Ne vien psichinių ligų. Nes žmogaus pasąmonėje glūdi atsakymai į, pasak Freudo, glūdi atsakymai į daugelį problemų, taip sakant, žmogaus. Bet aš čia, iš pedagoginės pusės mokiausi. Ne, aš nežinau. Pavyzdžiui, kad jis pereina kažkaip pirmasis partneris būna vienas iš tėvų ir po to jis ten išeina į gyvenimą, kažkas toliau ieško savo partnerį panašiai. Darės šiaip visokių darbų prirašė ir ne tik apie vaiko raidą, galiu dar pasakyti, pavyzdžiui, jis tyrinėjo daugelį sričių, pavyzdžiui, kriminologijai, galima Freudą priskirti, taip sakant, nes kaip ten buvo. Jisai teigia, kad, pavyzdžiui, žmonės turi įgimtą kažkokį kaltės jausmą ir jie turi vidinį pasąmonį toj savo poreikį nusikalsti, kad atpirktų savo tą, kad juos nubaustų ir taip atpirktų tą kaltės jausmą. Vat. Apie vaiko raidą irgi jis ten rašė, apie kažkokius nešvankiais ten pavadino, man asmeniškai taip atrodo. Bet visai ten rimtai atrodo. Ir kaip analizuojat psichoanalizės žmogų, problemas kokias tyrinėja? Pavyzdžiui, tau yra blogai, tu susipykai su savo mergina. Tai reikėtų panalizuoti tavo, pavyzdžiui, sapnus, kad tu susapnavai, gali atsispindėti tą, kad tu jauti iš tavo, taip sakant, pasąmonės išlenda kas nors. Tu ten sapnuoji kokį melioną ir tai gali reikšti, kad tavo merginos krūtis yra didelės ir tai tau nepatinka. Čia pavyzdžiui. Na, žinoma, kad psichoanalizę galima naudoti ir sapnų aiškinimui. Freudas teigia, kad sapnai yra tiesiogiai nulemti žmogaus baimių. Jis sapnuoja dažniausiai taip, ko jis bijo. Arba tai tiesiog, kas jo gyvenime yra reikšminga ir žodžiu, yra aišku visokių tyrimo metodų, bet aš nesu labai gerai susipažinęs. Ačiū.